Sveiki visi! Ką galime nuveikti su šiaudeliais? Mes turime netgi 7 idėjas. Pirmoji idėja – papuošalai. Sukarpom šiaudelius, pasiemam virvutę ir suveriam. Šį kartą pasidarysiu apyrankę. Perlenkiu pusiau virvutę, užrišau mazgelį ties sulenkimu ir pradėjau verti šiaudelius. Įvėrus paskutinį šiaudelį užrišau abu galiukus. Ir gavau gražią apyrankę. O, karalius, pasidarai. Čia tu suvėriai? Taip. Antroji idėja – ežiukas. Pasiėmiau dėžę, apklijavau spalvotų popieriumi ir prismaigščiau pagaliuku. Šis žaidimas skirtas patiems mažiausiems. Smagu smaigstyti šiaudelius. Trečioji idėja – lūpos. Ant raudono kartono nupiešiau lūpas ir jas iškirpau. Su skilamušiu išmušiau skylutę šiaudeliui. Kas nori atsigerti? Mes dar ir ūsus padarėme. Ketvirtoji idėja – raketos. Mes raketas padarėme iš labai storų ir plonų šiaudelių. Nukirpau lanksčius galiukus. Storesnio šiaudelio ilgis turėtų būti gerokai mažesnis negu plonesnio. Iš popieriaus, geriau iš kartono, iškirpau apskritimus ir iškirpau ketvirtį apskritimo. Tada suklijavau kūgį. Storojo šiaudelio galiuką sukarpiau ir priklijavau prie kūgio. Ir gavau raketas. Neturint storųjų šiaudelių, tai jos galime pasidaryti patiems iš popieriaus. Šitas žaidimas vaikams labiausiai patiko ir su juo daugiausiai žaidė. Penktoji idėja – pieškime. Sukarpius šiaudelių galiukus gavau teptukus. Tada guašą sumaišiau su vandeniu. Ant popieriaus užlašinau dažų ir piešėme pusdami. Į dubenėlius įpyliau vandens, indų ploviklio ir dažų. Išpūtėme burbulus ir ant burbulų uždėjom lapą. Gavome spalvotus burbulus popieryje. Šeštoji idėja – spalvos. Šis rūšiavimo žaidimas yra skirtas mažiausiems. Į puodelius sudedam šiaudelius pagal spalvas. Septintoji idėja – trasa. Tai vienas smagiausių žaidimų. Ant grindų priklijavom baltą lipnią juostą. Priklijavom tunelius iš tualetinio popieriaus ritinėlių.
Iš vatos padariau rutuliukus. Ir su šiaudeliu reikia nupūsti rutuliuką per visą trasą. Tikrai smagus žaidimas. Nu, ir kaip važiuosi dabar? Čia. Aš kaip pūšiu, žiūrėk. Nu, pūs. Nuo pradžios, va čia, taip. Paskui nuo čia, taip, apsisuksi. Ir paskui čia nupūši, čia, taip. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.